Siuca ir Ratha joga imperatoriškos žinios. Siuca yra mokslas. Dubajuje įkurtas oficialus institutas. Mokslas pasiekiamas jau 181 šalyje. Universitete dėstoma 3 lygiais – bazinis, profesionalus srautas ir koučingas. Siucai mokslas siekia padėti žmonėms geriau suprasti save, savo energiją ir vibracijas. Šio mokslo studijos leidžia keisti ne tik vidinį pasaulį, bet ir išorinę aplinką. Keisdami save ir savo suvokimą įtakojame mūsų pačią aplinką ir sukuriame naują, harmoningesnę erdvę. Šis transformacijos procesas apima visas mūsų gyvenimo sritis, atnešdamas teigiamų pokyčių visose veiklose. Taigi siucai mokslas savaime tampa raktu į gilų savęs ir viso gyvenimo pažinimą. Apie naują savęs pažinimo metodą pasakoja siucai atstovė Lietuvoje Vilda Našlainė. Žanat Kožamžarov sukūrė unikalų metodą, kaip išsaugoti savo sielą, kaip realizuoti save. Realizuosi save, gyvensi kūryboje, meilėje ir ramybėje. O nerealizuotas žmogus visąlaik gyvens baimėse, pretenzijose, moralėje siela neegzistuos. Tokio žmogaus siela bus nerami, jisai nežinos, kaip judėti, kokia kryptim eiti gyvenime. Jis bus priklausomas nuo kitų žmonių, nuo kitų nuomonės, nuo sociumo, nuo šeimos. Mokslas, kurį Žanat Kožamžarov sukūrė, yra instrumentas parodantis, kad šeima tai ir yra biznis ir kad mes gyvename materialiame pasaulyje. Išeiname už namų ribos ir visur aplink yra biznis. Konkrečiai per 9 kompetencijas galima nuspręsti, kaip kitas su tavim bendrauja, koks jo tikslas ir koks tavo tikslas sutikus tą žmogų. Bendraujant žmogus siunčia tam tikras energijas. Pagal tai nuskaitome informaciją. Malonu, nemalonu, supranta, nesupranta, analizuoja, neanalizuoja, komfortiška, nekomfortiška, logiška, nelogiška, dvasinga, nedvasinga, materialu, nematerialu, dėkingas žmogus ar nedėkingas, strateguoja ar ne. Žmogus nesensta ir nėra šioje žemėje nei ligų, nei senatvės, yra tik tai stotelė, kurioje mes pereiname iš materialaus žemės lygio į kitą, aukštesnį lygį. Kaip rasti savo kelią? Teisingam vystymosi keliui būtina proto ir kūno disciplina. Tai padeda pašalinti nereikalingas mintis ir išlaikyti mūsų protą šviesų ir švarų. Tobulindami subtilų intelektą pasiekiame protą, kuriame nėra vietos emociniams svyravimams, neigiamoms būsenoms ir iliuzijoms. Pasinerdami į proto būseną pasiekiame natūralią pusiausvyrą ir efektyviai valdome savo energijas. Dėl to šios energijos harmoningai ir konstruktyviai teka per mus, atnešdamos įvairios naudos. Dmitrij Mendelejev yra sukūręs cheminių elementų lentelę, o Žanatas Kožamžarovas sukūrė savo lenteles, kurių pagalba galime greičiau viską paaiškinti žmogui, nes tai yra metafizika, tai gilus mokslas. Tuo pačiu tai ir labai nepaprastas mokslas. Vaikai gimsta ir būna toje nuostabioje būsenoje, gyvena ramybėje, o su laiku, kai užauga, įgauna daug įsitikinimų. Siucai parodo, kad yra daug apribojimų, visokios taisyklės ir mes turim jų laikytis. Ir žmogus tada apriboja savo sielos realizaciją. Siela negali egzistuoti per apribojimus. Žmogus yra intuityvus, jo intuityvumas skleidžia energiją. Ir visos galimybės ateina tik tai per energijas. Kito būdo nėra, tik per sferą. Kiekvienas žmogus su savo duomenimis į šį pasaulį atėjo per sferą. Tai reiškia, kad aukščiausiasis tau duoda informaciją ir tu sieki savo tikslo. Be tikslo nėra egzistencijos, tiesiog neegzistuojame. Žmogus turi sukurti savo tikslą, kiekvieną rytą, kiekvieną dieną. Tikslo siekimas ir yra gyvenimas, tai yra sielos realizacija. O kaip tai padaryti? Siucai mokslas išaiškina, padeda, veda žmogų, išveda iš tam tikrų būsenų, depresijos, iš nesuvokimo, nes būtent sugebėjimas išsigryninti padeda suprasti save. Juk nėra žemėje nelaimingų žmonių, visi gimstame laimingi ir turtingi. Tokie būname tik tada, kai siela realizuojasi. Tik taip galime gyvenime pasiekti naudą sau. Klausėtės straipsnio iš žurnalo Sąmoningo žmogaus pasaulis.